Labas, šiandien aš pravesiu meilę sau ir priėmimą savęs hipnozę. Norėčiau, kad tu įsipatogintum, atsigautum, pasižiūrėk, kad viskas būtų laisva, patogu, lengva. Ir kai būsi pasiruošęs, užmerk savo akis ir pajausk savo kūną. Leisk viskam, kas buvo šiandien, tiesiog išnykti. Visi rūpesčiai, mintys, emocijos tiesiog išnyksta. Ir dabar prasideda tavo vidinė kelionė į save. Giliai įkvėp ir iškvėp. Įkvėp dar giliau ir iškvėp. Ir leis sau atsipalaiduoti. Pajaus, kaip kiekvienas raumuo, kūnas, mintis atsipalaiduoja. Leis tiesiog šiam laikui būti skirtam tik tai sau. Ir aš pradėsiu skaičiuoti nuo 30 iki 1. Su kiekvienu skaičiumi pajaus, kaip tu grimsti vis giliau ir giliau į savo vidų, į savo pasąmonę, į tą vietą, kur neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Tai tavo tikroji erdvė, kur viskas leistina, kur gali tiesiog būti tai, kaip tau būnasi, kur gali mylėti save. 30. Pajaus, kaip tavo kūnas lengvėja ir tu grimsti vis giliau ir giliau su kiekvienu skaičiumi į save, į savo pasąmonę, į savo vidų. 29. 28. 27. 26. 25. Ir viskas, kas nereikalinga, visas mintis, emocijas, įtampas. Viskas nuteka žemyn nuo pat viršugalvio iki pat pėdų ir per visas kojas išteka iš kūno. 24. 23. 22. 21. 20. Ir tu grimsti vis giliau ir giliau į savo vidinį pasaulį. 19. 18. 17. 16. 15. Ir tu panyri vis giliau ir giliau į savo pasąmonę, savo vidinį pasaulį. 14. 13. 12. 11. 10. Laikas ištirpsta, erdvė išnyksta. Tu grimsti vis giliau ir giliau į save. 9. 8. 7. 6. 5. Ir tu jauti švelnų šviesos spindulį savo krūtinėje, kuris plečiasi. 4. 3.
2, 1. Ir dabar tu esi visiškai čia ir dabar savo vidinėje ašyje. Ir leis savo įsivaizduoti, kad atsiduria gražiame paplūdimyje, kur yra visiškai ramu, saugu, jauku. Ir ten jauti saulės šilumą, galbūt net gali išgirsti jūros ošimą, galbūt net gali pajausti švelnų vėjelį ar smėlį po kojomis ir leisi ten pasivaikščioti, neskubėti. Ir leisi dabar pasižiūrėti į save iš šono. Pažvelk į savo kūną, veidą, plaukus, akis, drabužis. Ir leis savo pajausti, kad tai yra mūsų pagrindinė užduotis šiame gyvenime – išmokti mylėti ir būti mylimiems. Įsivaizduok save iš šalies, žiūrint į save. Leis sau suprasti, jog šį gyvenimą tau yra paskirta užduotis prižiūrėti šį kūną, sielą, širdį. Išmokti save dar labiau mylėti, gerbti, priimti bei palaikyti šį brangiausią žmogų tavo gyvenime. Tai yra save. Ir dabar įsivaizduok, kaip atsiranda šviesos vartai priešais tavo akis. Pamatyk ir pajauk save einantį per šviesos vartus. Už jų yra šviesi erdvė, be laiko. Ši erdvė yra tiesiog tavo vidaus oazė. Ir ten tu sutinki, pamatai bei pajauti savo asmenybės dalis. Net tas, kurias buvai atstūmęs, neigęs, ignoravęs. Jie stovi dabar priešais tave. Emocijos dalis, tavo vidinis vaikas, tavo vidinis paauglys, tavo suaugusia dalis, tavo šešėlis, tavo protas, širdis, kūnas, vidinis kritikas ir vidinis palaikytojas. Tu gali išsirinkti vieną iš šių dalių ar net kelias ir su ta dalimi pradėti bendrauti. Ši dalis gali įgauti bet kokią simbolinę formą. Ar tai būtų tiesiog šviesos siluetas, gyvūnas, personažas, daiktas, spalva. Svarbiausia, kad tu suprastum, į kurią savo dalį kreipiesi. Ir leis sau su ja susipažinti, apkabinti bei pasistengti su atjauta bei empatija pažvelgti į jos akis. Galbūt net savo įsivaizduojamą ranką tu gali priliesti šią savo dalį. Pastebėk, kokias mintis,
ar jausmai kyla. Pabūk su viskuo, kas ateina. Gali atsirasti intuityvių minčių, pojūčių, jausmų. Kad ir kas ateina, leisiu tiesiog stebėti, leisiu būti su viskuo, kas ateina, be jokio vertinimo, tiesiog stebi. Jei tau yra sunku įsivaizduoti, tu gali tiesiog šnekėti su savo vidumi. Gali paklausti savo vidaus, kurią dalį savęs esu atstūmęs, kurią emociją esu savyje užgniaužęs, ko man reikia, kad galėčiau priimti visas savo dalis, visą save. Ir leis visiems balsams kalbėti. Leis visiems pojūčiams būti. Tegu viskas jaučiasi, vyksta. Tiesiog su atjauta, meile, priėmimu, visą tai stebi. Leidi būti. Ir leisi savo apkabinti savo dalis, mintise arba jausmu, o tiesiog vaizduoti. Pasakyk savo dalims, aš priimu tave, aš mokausi tave pamilti, aš girdžiu tave. Tu esi mano dalis ir nuo šiol tu nebesivena. Ir gali savo žodžiais šnekėtusi, tarsi kalbėtum su šia dalimi, kuri norisi palaikyti, pagydyti bei priimti. Ir įsivaizduok arba pajausk, kaip savo rankose suformuoja mylinčios, gydančios, šviesos energetinį kamuolį, rutulį. Ir tai gali jaustis kaip energija, šiluma, dilgčiojimas ar pulsacija tavo rankose. Ir šį energetinį kamuolį, kai suformuosi, įdėk į savo šios asmenybės dalies šerdį, krūtinę arba ten, kur pajausi. Ir jei sunku pamatyti, tiesiog jausk, kaip šią energiją perduodi savo į krūtinę ir pajausk, kaip ši energija pasiskleidžia, ištirpsta tavyje ir toje asmenybės dalyje. Ir pajauti galbūt kaip dilgčiojimą per visą tavo kūną, šilumą, tiesiog vaikštančią energiją. Pajauti kaip ta gydanti energija gydo, užglaisto. Ir ši asmenybės dalis jaučiasi vis labiau pamatyta, išgirsta, jaučia, kad tu ją priemi. Ir leis kiekvieną emociją pasirodyti. Net jei ji yra aštri ir skaudi, kartais ne visuomet lengva viską priimti iš karto. Kartais tai užtrunka daugiau laiko,
Kartais reikia tiesiog išbūti, išjausti visas emocijas, pojūčius. Bet pamažu viskas palengva rimsta. Tai ateina lengvumas. Visas tos emocijos, liūdesys, pyktis, gėda, vienišumas. Jos nori tavo šviesos, tavo dėmesio, kad tu jas priimtum. Ir leisau joms pasakyti, aš priimu ir tave, aš myliu tave, tu turi teisę būti. Aš tave matau, girdžiu, priimu. Ir palengva leisau apkabinti dar kartą šią savo asmenybės dalį ar tą emociją, kurią jauti. Ir leisau pajausti, kaip jie integruojasi tavo kūne, pajauti, kaip su ją susilieji. Ir dabar jau jie tau tarnauja. Dabar jau labiau jauti kaip savo autentišką dalį. Ir dabar leisiu pajausti, kad visata, gyvenimas nedaro klaidų. Jeigu tu esi čia, vadinasi, tu turi teisę gyventi, egzistuoti, būti, kvėpuoti, norėti, kurti, svajoti. Tu esi vertas gyventi pilną gyvenimą. Tu esi vertas meilės, palaikymo, svajonių gyvendinimo. Pamatyk save darinti tai, ko visada troškai, bet nedrįsai. Pamatyk save turinti tai, ko galbūt negalėjai net pasvajoti apie tai. Pajaus, kaip tavo širdis sako, nuo šiol aš leidžiu savo turėti. Aš esu vertas, aš esu pakankamas. Ir nuo šios akimirkos žiūriu į save su pagarba, su meile, su savęs priėmimu. Mano netobulumai yra tobuli. Mano unikalumas yra gyvenimui dovana. Aš esu vertas mylėti save. Aš esu vertas palaikyti save. Aš esu vertas svajoti ir įgyvendinti savo šias svajones bei tikslus. Ir leis sau save pamatyti ar net pajausti, vis kaip švyti tavo krūtinė, tavo krūtinės centras, širdis. Užsipilnai tiek daug meilės savo, gyvenimui, dėkingumo už tai, ką turi jau šią akimirką. Ir leisiu pajausti, kaip dabar jau leidai savo turėti viską, ko trokšta tavo širdis. Įsivaizduok, kaip lengvai gyvenasi tavo gyvenimas. Be jokių rūpesčių, tiesiog paprastai. Gali net pamatyti, kaip įgyvendini savo svajones. Turi tai, ko visuomet troškai svajoji. Išjausk šią būseną per visą savo kūną, protą, širdį.
Pajaus, kaip pradeda dar labiau spindėti, švitėti, užsipildyti dėkingumo energijos. Ir pajaus, kaip tavo pasąmonė, protas, širdis, kūnas integruoja šią būseną, šį jausmą, šį naują vaizdą apie save, kiekvieną savo kūno ląstelę. Tai pasidaro įprasta, normalu, taip save suvokti, matyti, jausti. Ir nuo šios akimirkos tu dar labiau pradedi gyventi tai, kaip iš tiesų nori, tai, kaip jaučia tavo vidus, nes tu spinduliuoji šią energiją, priėmimą, dėkingumą ir meilę savo energiją. Ir kai tu myli save, tavo meilė plečiasi, didėja. Jį pasiekia ir kitus žmonės. Tu pradedi dar labiau juos pamilti, priimti, nei bet kada anksčiau. Nes kai išmoksti mylėti save, yra lengviau priimti ir kitus. Ir pajaus, kaip tu spinduliuoji šią šviesą. Pajaus, kaip spinduliuojasi tavo vidinė šypsena, gerumo, pozityvumo jausmas, kuris atveria duris gyvenimui duoti tau dar daugiau gėrio, tiek dvasinių, tiek materialių turtų. Tu spinduliuoji šią šviesą, spinduliuoji šią meilę. Tai yra pati stipriausia energija. Tai yra pati energija, iš kurios sudarytas pats gyvenimas. Ir tu esi ta meilė. Tu esi tas šaltinis. Pajausk kiekvienoje savo kūno dalyje šią energiją. Ir jei nori, tu gali po truputį sugrįžti arba dar pabūti šią energiją. Ir jei norisi sugrįžti, tu gali pradėti judinti savo pirštus, pajausti savo kūną, pradėti po truputį judinti rankas, kojas, pasirąžyti. Ir kai būsi pasiruošęs, tu galėsi atsimerkti ir gyventi dar pilnesnę širdimi. Gražios tau dienos. Mylėk save.